dabar jau stiebus nuimti. Manęs klausia, kodėl tu palieki stiebus per žiemą. Palieku šitos stiebus vien dėl to, kad tai būtų gražus vaizdai žiemą. Būtų galima pasigerėti, kai apsninga, išeina labai nuostabiai gražios fotografijos, o dabar jau gamta bunda, pradeda po biškutį kilti augaliukai į žemės, tai dabar viską šitos stiebus surinksiu ir paskiau nešiu smulkinti. Skruzdėlėlės. Šilta. Juda viskas, kas netingi. Gal kelias dienelės ir suvėlavau. Čia nuimti šitos stiebus. Ajajaj. Čia negaliu per daug ir visur vaikščioti, nes vakrokiukai jau žydi. Bijūną tenka net nupjauti. Net neina. Čia paprastas. Žolinis bijūnas, o čia jau sumedėjęs bijūnas. Renkam. Nieko doro. Aš jau gilininkauju, ką su jau pastebėjęs, aš jau gilininkauju turbūt 8-9 metai. Ir kiekvieni metai vis kitokie. Net augalai vienais metais šitie greitesni būna, kitais metais kiti pirmūnai. Ir sunku pasakyti, nuo ko tai priklauso. Atsargiai surinksiu visus stiebus. Ir nunešime paskiau viską susmulkinti. Taigi šiuo metu pastebėjau tokią tendenciją, kad pamiškiuose vėl didėja šiukšlynai, pamiškėse vėl didėja šiukšlynai. Tiesiog žmonės gal dar ir nėra tokie sąmoningi. Antras dalykas turbūt sunkesni tie reikalai priduoti šiukšles, ar nežinau. Todėl vėl keliauja į pamiškius, nors prieš tai kažkaip tikrai buvo, sakyčiau, pamiškiai stipriai apmažėjo, o dabar turbūt, kaip čia man sakė, turi mokėti už pridavimą, taip toliau šiukšlių ir automatiškai gaunasi, kad kai daug kas nenori mokėti, kiti ne. Principo reikalas ir vėl, kaip pasakyti, teršiami miškai, pamiškiai. Po savo atžvilgiu, tai čia yra žalia trąša. Ir visi šitie stiebai sukeliaus atgal į gėlyną, tik jau komposto pavidalu. Aš čia pririnksiu didelį porą tačkų ir paskiau kelsimės, kaip aš jas smulkinu. Tai daug kadrų. Viską ir sukišiu čia ir susmulkinsiu dabar. Dabar jungiu ir pademonstruosiu, kaip čia vyks.
Žodžiu, toksai čia aparatas. Aš kažkada jį sakykime, turėtų matytis. Tai yra peilis. Tikiuosi, gal čia yra matytis peilis, mašininis obudas. Variklis yra 1,13 tūkstančiai, tiesiogiai čia pritvirtita. Nu, aš jį per dieną šitą tokį smulkintuvėlį padariau. Ir galiu pasakyti, jisai man va tokią frakciją faktiškai padaro. Tai pabandom dabar, kaip čia lekia, gal čia biškutį. Skaitos frakcija va tokia, kol gaminu šiuo metu ir šakom smulkintuvą, tai neužilgo. Gal tikėkimės, už keletą savaičių bus, o gal net ir sunku pasakyti, biškutį užstrigęs su šituo šakų smulkintuvu. O čia šitas smulkintuvėlis, jis čia toksai, man kaip gėlyną sutvarkyti labai pasiteisinęs dalykas. Aš manau, kad dar turbūt aš paskiau atnešiu aviečių, pažiūrėsime ar avietės. Šiaip kas medžio šakas, tai iš tiesų yra gan pavojinga dėti, nes gan sunkokai kapuoja medžio šakas, o augalų tai gan gerai. O aviečių nebandžiau, tai dar atsinešiu aviečių pabandymui, parodysiu. Atsinešiau dar aviečių. Pabandymui net nesu bandęs. Nu, gan triukšmingas aparatas, bet avietės irgi kuo puikiausiai surėjo. Tai viską čia susmulkysiu, paskiau suvešiu į vieną krūvą, uždengsiu plėvelę, galbūt užpilsiu biškutį salietros ir gan greitai iš šito viso gėrio pasidarys komposto krūva. Pusvalanduką, valandėlę kokią vakarop pajungsiu, kad mažiau triukšmauti. Ir susmulkysiu čia viską.
ir bus gražu ir švaru. Motoras čia faktiškai per vieną pusdienį gerą šitą daiktą ir padariau. Ant šito žalio vamzdžio iš tiesų dar reiktų čia ir tokį lanką uždėti, nes pavyzdžiui, jeigu įmetu kokius lapus ir papuola akmuo, tai gali gan inercinė jėga va taip jį išneša, tai galima gauti net ir į kaktą. Kas čia dar prieš tą galingą smulkintuvą, tai po biškutį tenai jau renku mazgus, su laiku bus video šakų smulkintuvas, reikia eiti ir sodą pasigenėti, nes paskiau versime šakas išepkes. Tai būtų tiek šitam kartui. Ačiū, kad žiūrite ir viso gero. Nepatingėkite, padaryti patinka. Tai galite ir užsiprenumeruoti kanalą.